didžiąją dalį žaidėjų tikrai gerai žaidžia, dėl to mūsų tikslai, manau, mano požiūrį yra kitokie. Būtų labai gerai išlikti, kaip gausis, tai pamatysim iš savaitę. O šitoje antroje grupėje dabar Lietuvoje kada yra žaidžiama? Ar jums teko pačiai? Taip. Mes net ir aukščiau esam žaidžiami. Tai pačiai teko žaisti aukščiau. Žinokit, nebepasakysiu, gal prieš 4 metus mes 2 metus nežaidėm, tada 1 metus nepakilom iš 3, praeitais metais pakilom. Tai man atrodo prieš tai buvo, man atrodo, negaliu pasakyti. Bet komanda tada buvo vyresnė, vis tiek. Mūsų komanda? Taip, kai žaidėm antroje grupėje. Mūsų komanda, kai tada žaidėm, buvo, turbūt, nedaug vyresnė. Nes man buvo mažiau metų. Kada pradėjo treniruotis, ar visos veikos? Matot, pas visus yra savi grafikai ir visos turim savo kažkokius tikslus ir savo turnyrus suplanavę. Iš tikrųjų susirinkom tik šiandien ryte, nes aišku, jeigu būtų sąlygos lauke treniruotis, tai manau būtumėm susirinkę ir anksčiau kas kaip gali, bet kadangi jų nėra, tai realiai visas pasiruošimas bus jau vietai gruntą, nes mes žaisime gruntą. 4 dienų užtenka atgaminti įvykiams? Manau, yra labai sunku, bet viskas įmanoma, neaišku, kaip kitos komandos patys laikė labai, tai tokia situacija kaip ir mes. Aišku, nežinau, gal ir turiu uždarų gruntinį aikštelę, bet negaliu pasakyti. Bet reikia kokiam nors, tai nėra problema. Nemanau, kad jiem yra problema, bet nežinau. Ta prasme, kiekvienas mačas yra skirtingas ir nemanau, kad visą laiką nuo to priklauso. Kokia pačios dabar sportinė forma? Nežinau, negaliu sakyti, kad labai bloga, nėra labai gera, aišku, bet manau, kad biškai atsigaunu po visų pralaimėjimų ir žiūrėsiu į priekį. O tie pralaimėjimai yra kažkokios priežastys jiems? Ne, didelių priežasčių nėra, tiesiog kažkaip nepasiseka visų pralaužti ledų ir laimėti kažkokią svarbus mačą, kad po to viskas praeiti. Kokios varžovės Juodkalnijai gali būti didžiausios? Žinokit, labai sunku pasakyti, nes aš nelabai mačiau sąrašų ir plus, kad ir būtų tie sąrašai, ne visą laiką visas atvažiuoja. Ten, man atrodo, ir Kanapė yra užregistruota, ir Danilidų, ir Selastava, tarkim, Latvijos. Tarkime, jos ten yra apie 100, Kanapė išklausčiau, bet apie 100, tai jos užklusios yra labai stiprios varžovės, o kas iš jų atvažiuos, tai labai sunku pasakyti. Realiai žiūrint, turbūt jums reikės dėl išlikimo kovoti, kokios komandos? Jo, jeigu realiai žiūrėsim, tai manau. Kokios komandos ta konkurencijos? Man atrodo, žinokit, čia Zita daugiau pasakytų, nes aš nelabai domėjausi, mano yra užduotis tiesiog ruoštis varžybom ir išeiti prieš kiekvieną mačą ir kandiduotis tą, ką galiu. Nelabai žiūrėjau, žinokit, iš tikrųjų, ką galiu. Plius dar, neaišku, kaip paburti, tai dėl to negalėčiau pasakyti. Kaip jūs ant grunto pati jaučiatės? Patinka ta danga? Šiaip iš tikrųjų daug kas sako, kad man turėtų labiausiai tikti hardas, kas ir man labiausiai patinka, bet kažkodėl pas mane rezultatai geriausiai ant grundo, tai kaip tas yra pozityvu. Reikia vilčių. Reikia vilčių, ja. Nežinau, nes man patinka bėgti, ant grundo visą reikia daugiau judėti. Apie komandos jaunimą kalbant, tai yra apie visą likusią komandą. Ar pasikeitė kiek nors per metus nuo paskutinio Fedkapo? Vėlgi, aš dabar mačiau ją lygiai prieš metus su Fedkapą, po to aš niekada jos nemačiau ir dabar mačiau 5 minutės, tai labai sunku būtų pasakyti, bet aš manau, kad jos tobulėja, kaip ir visas jaunimas, kuris treniruojasi ir nori kažką pasiekti, tobulėja. Tai aš tikiuosi, kad viskas bus gerai ir jos kovos ir dėl to tikrai nematau jokios problemos. O labai liūdintų tas sugrįžimas į 3 grupę, šiaip asmeniškai? Visą laiką nesmagu pralošti ir iššūkiai atiduodi labai daug, atiduodi daug pastangų, kad pakilti ir aš po Fedkapo susitraumausi buvau ilgą laiką, nes iš tų mačų buvo daug ir įtampa didelė. Aišku, būtų liūdna, bet bus kaip bus, nieko nepadarysim.